Lietuvos vyrų futbolo rinktinė Europos čempionato atrankos cikle per pirmąsias 3 rungtynes iškovojo 2 pergalės. Nuotaika žaidėjams ir gerbėjams šiek tiek sugadino trečiose rungtynėse patirtas pralaimėjimas 0-2 prieš Slovėniją. Vis dėlto buvęs nacionalinės Lietuvos komandos treneris Algimantas Liubinskas į ateitį žiūri optimistiškai. O aš dar tikiu, kad viskas bus gerai, nes mūsų grupėje, tai aš žiūrėjau Angliją, Estiją rungtynės, Estijoje per televiziją kitą dieną, tai neįspūdingai žaidžia ne anglai, neįspūdingai žaidžia ne šveicarai. Sakykime, šitas slovėnų rungtynės, komanda pagal meistriškumą geresnė, tačiau namie prie tam tikrų aplinkybių irgi buvo galima laimėti. Nepaisant to, specialistas teigė nesuprantantis, kaip Lietuvos komanda yra komplektuojama ir kodėl nekviečiami tokie žaidėjai kaip Marius Stankevičius, Deividas Šemberas ir kiti. Reikia padaryti tinkamas išvadas. Manau, tai gilių įsitikinimų rinktinė tai yra lydinys patyrusių ir jaunų žaidėjų, kur galima pasiekti rezultatą. O jeigu į rinktinę nekviečiami žaidėjai, kurie dar šiandieną galėtų ir konkuruoti ir žaisti, vyresni dėl tam tikrų kitų priežasčių, tai gali būti ir sudėtinga tikėtis optimizmu. Treneris suabejojo jaunojo Karolio Chveduko galimybėmis. Jo teigimu, vargu ar šis futbolininkas jau priaugo rinktinės lygį. Jis absoliučiai man nepaliko įspūdžių. Aš neakcentuoju tą klaidą, bet man visų rungtynių eigoje jis nepaliko įspūdžių, nes nei jis rišo žaidimą su Matulevičium, nei jis su krašto saugais neišvedinėjo, nei jis prasmugiavo. Man buvo toks, sakykime, 10 žaidėjų žaidimas. Kitas rungtynes Lietuvos rinktinė žais lapkričio 15 dieną išvykoje su Šveicarija.